Sveikas, mielas jos čia PTP, pasidaryk taip pati grožio dienoraščiai ir aš Rimantė Kudlianskytė ir mano nerimstanti palmė. Šiandien kalbėsime apie kodelį, tikriau nieko daug apie jį patį nekalbėsime, o kalbėsime apie tai, kaip aš kodeliui naudoju diržą. Esu iš tų žmonių, kurie bando supinti ir surišti viską, ką įmanoma įpinti, tai diržas yra vienas iš mano atradimų. Nes jau sagės ir kaspinai šiek tiek pabodo, tai šiandien noriu pademonstruoti jums, kaip ruošiu savo diržinį kodelį. O jisai daromas labai elementariai. Šiek tiek paveliu savo palmę. Ir pinu eilinę tradicinę kasą. Diržą padalinu maždaug per pus. Šitai. Viena dalis su sagtimi eina į vieną skyrių. Vidurinė dalis negauna jokio diržo, nes buvo gera. O trečioji dalis turi skyrių su skylutėmis. Taigi, elementariausiai dabar piname kasą, kaip jau įsijau ir pinate iš 3 dalių. Tokia apylaisvė. Kaip mano plaukai būtų tokio ilgumo kaip diržas. Tai va. Kai kasa pasibaigia, galite jos pabaigą užtvirtinti nematomą gumelę, kurią aš čia vos nesargiu. Galite ir netvirtinti. Aš kartais ir netvirtinu, visai man smagu tie styrantis galiukai. Ne visada norisi tvarkos plaukuose. Kokios mano ilgos rankos netelpa kamera. Nu ir viskas. Ir tada jau prasideda kodelio sukimas. Tai va galima kažkur parodyti, kur tas mūsų diržas, kad jo biškį daugiau matytųsi. Pasidarome kodą, koks mums yra gražus. Jį prisegame. Na ir belieka tada užsegti diržą, ar ne? Jeigu jums lieka to diržo daugiau, tai apvyniokite aplink kodelį, taip tik tais bus smagiau. Diržą už. Ir turėsite labai originalų aksesuarą, ypač jau kažką tais ant savęs dar odinio turite. Galite formuoti kaip tik norite. Dabar jau tik tais segtukai ir viskas, ir jūsų fantazija. Paskutinis prisegimas. Ir volia. 3 minutės. Tikrai niekas negali diržo duoti už tas 3 minutės. Štai. Šiek tiek pabodęs kodelis, dabar jau nebe toks nuobodus, o jeigu kas nors pasakys, kad yra nuobodus, tai išsitraukit diržą ir duokit jiems. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Rimantė. Neužmirškite užsukti rimantė.lt. Nesidrovėkit ir rašykit man Facebook'e. Sekit mane Instagram'e. Būkit gražios ir jeigu kas nors paklaus, kaip jums sekasi, nepamirškite pasakyti, žinok, kaip išgražėjau. Ačiū, kad žiūrėjote. Gražios jums dienos, gražuolės. Iki, ate.